Na, o dabar iš trakų šokame tiesiai į knyginėjimų rubriką, knyginėjimai trumpai, kurioje šiandien turime labai įdomią viešnią, senovinių knygų ekspertę ir populiarių detektyvų autorę Sondrą Rankelienę. Sveiki! Labadiena. Tai šiandien jūs pristatysite savo knygą Manuskriptas. Apie kokius čia senovinius rankraščius kalbate arba rankraštį, kuris, suprantu, tikrai atsidūręs yra dėmesio centre? Tai senoviniai rankraščiai yra labai mums svarbus. Vienas iš tokių yra Kazimiero Semenavičiaus. Tai yra ne rankraštis, yra knyga, apie kurią kalbama ir manuskripte. Tai aišku, kad tai yra išmonė apie antrąją Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno rankraščio dalį. Jos nėra. Tai yra tik tai noras patraukti skaitytoją su paslaptimi, senovinė paslaptimi. Tai vienas iš pagrindinių, galima sakyti, objektų mano knygos ir yra Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno antroji rankraštinė, kurios nėra dalis. O kaip jūs nusprendžiate ir kas jūs paskatina kažkaip integruoti į savo kūrybą tokias mažiau girdėtas Lietuvos asmenybės? Noras, kad apie tai sužinotų kuo daugiau žmonių, nes manau, kad žinoti savo krašto istoriją yra labai svarbu. Ta istorija neturi būti nuobodi, todėl savo knygose įpindama į detektyvinę istoriją, mažas istorijos, Lietuvos istorijos, knygos istorijos smulkmenas, stengiuosi taip patraukti kuo daugiau žmonių. Nes manau, kad istorija yra įdomesnė, jeigu jinai yra pateikiama mažomis dozėmis, tai tik tai tam tikri koncentruoti dalykai, galbūt mažiau žinomi, įdomesni. Ir tada žmonės galbūt perskaitę, nutars patys pasiieškoti tų istorinių dalykų jau plačiau. Na, aš suprantu, tai yra jūsų tikra aistra, kalbant apie istoriją, apie tokius gal kiek negirdėtus mums visiems faktus, jų tyrinėjimą. Tai kiek jūs laiko praleidžiate prie archyvinės medžiagos ir kaip randate prieėjimą prie jos, nežinau, kur tuo užsiimate? Tai yra mano darbas. Aš dirbu Vilniaus universiteto bibliotekoje, retų spaudinių skyriuje jau 30 metų ir dirbu su senomis knygomis, kurios pilnos visokiausių paslapčių. Iki pat šiol, kiekvieną dieną mes, tai yra aš ir mano skyriaus kolegos, surandame daug įdomių dalykų ir vieni kitiem pasakojame, rodome ir paskui parėję į namus pasakojame ir rodome. Ir man neužtenka to, kad žinome tik mes, siauras ratas žmonių apie tas įdomius dalykus. Tai suradau būdą, kaip visas tas įdomybės galima pateikti ir kitiems žmonėms. Tikrai be galo įdomus darbas, kai kartais atrodytų, kad tam tikri faktai skamba kaip fiktyvus, bet pasirodo, jie yra įvykę Lietuvos realybėje. Tai be galo intriguoja ir stebina kartais. O kalbant apie pačią knygą Manuskriptas, ar galite trumpai tokį siužetą mums nupiešti, papasakoti apie ką ir kokius dar personažus čia kuriate? Tai yra detektyvas, detektyvinė istorija vykstanti mūsų laikais. Prasideda jinai nuo gaisro slaptoje Vilniuje esančioje, mano manymu, viename įdomiausių mokslo centrų, tai fizinių ir technologijos mokslų centre. Ir šio centro laboratorijai vyksta gaisras, kurio metu žūsta žmogus. Ir įdomiausia yra tai, kad prieš tai tą patį žuvusių žmogų tos laboratorijos vedėja Jaunė Gedminienė randa savo kabinete. Bet kadangi jinai susirūpinusi savo laboratorijos slaptos saugumu, nueina pasižiūrėti, kaip ta laboratorija, grįžusi jau to žmogaus neberanda. Ir tada, kadangi viskas rodo, kad pati Jaunė Gedminienė bus prisidėjusi prie to žmogaus žūties, ji nutarė vis dėlto pasprukti nuo policijos tyrėjų Šarūno Vilko ir jo komandos. O dar įdomus dalykas, kaip atsiranda Kazimieras Semenavičius, tai tos pačios laboratorijos vedėjo kabinete esančiame seife turėjo būti slapti dokumentai, tai yra tyrimų rezultatai ir pasirodo, kad tojame pačiame seife buvo ir prapuolė Kazimiero Semenavičiaus rankraštis, ta antroji neegzistuojanti Kazimiero Semenavičiaus rankraščio dalis. Na, anksčiau tai buvo labai įprasta tokios bylos, kurios liečia tam tikrus senovinius rankraščius. Vis tik tai yra labai svarbi medžiaga, ar ne? Ir tokių intrigų, tokių detektyvų tikrai yra pasitaikę pačioje istorijoje. Tai visą laiką, aš manau, kad ir šiuo metu, šiais laikais
tie patys kolekcionieriai arba kolekcionieriams dirbantis galbūt ar tie juodieji archeologai ar nusikalstamo pasaulio atstovai iš tikrųjų tebeieško ir vagia ir stengiasi visokiais būdais gauti tuos retus senovinius dokumentus, rankraščius, kurie iš tikrųjų yra vienetiniai, originalūs, unikalūs. Taip. Kalbant apie personažus pačius, kaip juos apibūdintumėte? Tuos, kuriuos čia kūrėte, apie kuriuos kalbate, kurie veikia knygoje? Personažai yra visiškai išgalvoti, bet žinoma, kad kiekvienas iš personažų turi kažkokių bruožų, kuriuos aš matau aplinkui save, tiek savo darbe, tiek aplinkoje ir galbūt iš kažkur tai visur aplink mus yra daugybė istorijų ir daugybė žmonių. Tai juos visus sudėjus kažkur tai galima sugalvoti visokių įdomių ir personažų, ir su jais besisiejančių istorijų. O kokiai, sakytumėte, auditorijai labiausiai būtų skirta šita knyga, apie kokius žmonės galvojate, gal net rašydama? Aš rašau savo malonumui, tai yra rašau savo ir stengiuosi, kad man būtų įdomu rašyti ir jeigu man jau šiek tiek darosi nuobodu, aš pakeičiu istoriją, taigi negalvoju apie būsimą skaitytoją, skaitytojai patys pasirenka, bet esu girdėjusi, kad mano knyga skaito policininkai, skaito vienuolės, skaito gydytojai, tai aš labai to džiaugiuosi. Labai platus spektras ir girdėjau dar, kad skaito 15-mečiai. Tai manau, kad tikrai yra pakankamai platus spektras mano knygų skaitytojai, kadangi jos yra lengvos, kaip ir manuskriptas, taip pat yra greitai besivystantis veiksmas, pakankamai dinamiškas, nėra bjaurių žodžių, kadangi aš pati tokių nemėgstu ir nėra baisių kažkokių tai scenų, tai šioks toks, galima sakyti, moteriškas detektyvas be baisių dalykų. Moteriškas detektyvas, sakote, ne tik moterims be abejo, tikrai taip. O kalbant apie jūsų visą kūrybinį procesą, vis tik norisi klausti, man pačiai kažkaip visada smalsugi sužinoti apie tos užkulisius kiek daugiau. Ar turite aplinką, kuri jūs labiausiai įkvepia? Ar kur užsiimate to hobį savo? Visur. Visur, bet kur. Visur. Važiuoju autobuse namo iš darbo ir galvoju, kas bus toliau mano knygoje. Parvažiuoju, parašau. Sėdžiu sode su kompiuteriu ant kelio, galiu rašyti bet kur. Galiu rašyti po darbo iš karto pasilikusiu, kol laukiu, jeigu vyras atvažiuoja parvežti, laukiu, kada parveš ir rašau. Tikrai neturiu problemų. Neturiu nei vietos, nei mėgstamiausios kažkokios, kur įkvėptų rašyti. Tai tiesiog... Galbūt ta dinamika tokia ir įkvėpia labiausiai. Čia visiems be abejo labai skirtingai, tai tikrai garbė su jumis susipažinti, labai įdomu, labai ačiū už pristatymą ir keliausime visi ieškoti knygos.